Spėjam pagal. Tai gal aš jūs paliksiu, jeigu jūs norėsit, jūs kalbėsit. Aš nelabai ką turėsiu pasakyti. Tai jūs ne treneris? Ne, treneris sėdėte su vaikais. Trenerį pakalbė, man atrodo. Jeigu jau jūs šitas visuomenės.
Jo, yra ant stalo tenai. Va čia rūta yra. Jo, čia yra toks pakas yra. Koks čia renginys vyksta ir kas jį organizuoja? Čia vyksta Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio sporto sąjungos metinės jaunių krepšinio pirmenybės. Ir kas organizuoja? Aš, Donatas Siliūnas, esu Lituanikos klubo pirmininkas ir mūsų eilė šiais metais organizuoti šitą turnyrą. Kiek metų šis turnyras vyksta? Vaikams šitas turnyras jau vyksta nuo 95 metų, bet jau čia Amerikoje suaugusiems vyksta nuo 51 metų. Kiek komandų šitam turnyre dalyvauja? Šituose turnyruose dalyvauja 40 komandų, yra atvažiavę komandų iš Toronto, iš Detroito ir viena komanda iš Kretingos. Ar yra mergaičių komandų ir kiek? Taip, ir yra tuose skaičiuose mergaičių komandų, iš viso ten yra tarp 10 ir 12 mergaičių komandų. Ačiū labai. Tiek dabar. Gerai.
Jau galiu? Yra problemos. Kas jūs pakvietė atvykti čia iš Lietuvos, iš Kretingos? Nu, aš tai Stepo Žilys, mes draugaujam, esam draugai su Stepu. Reiškia, mes prieš 3 metus išvažiavo iš Kretingos į Ameriką ir paskambino, pasakė, yra va toks renginys ir pakvietė. Ačiū. Ką dar klausti? O ką jums? O. Nežinau, ką klausti. Manęs nereikia. Pala, dar galima jo klausti. Kaip sekėsi? Tvarkoju. Gerai. Kaip kelionė? Ne. Kaip varžybos? Varžybos dar nesibaigė. Kiek varžybų sulošė, ką pamatė, viską patiko. Jau? Kiek varžybų jau sulošėt? Sulušėm su šiandien jau 4 varžybas. Ir kaip sekėsi laimėti? Nu nieko, kol kas pralošinėjom, bet tikimės laimėti. Ačiū. Aš galiu pats pašnekėti. Galit. Ką klausti? Manęs gal nieko neklausia, aš pašnekėsiu pats, aš papasakosiu apie tą renginį, gal truputėlį ir viskas, ne? Okay. Galiu pradėti, ar ne? Gerai. Čia, kaip suprantu, jeigu mums domisi Amerikos lietuvių televizija, mums yra labai smagu sulaukti tokio dėmesio ir parodyti platesniai lietuvių bendruomenėje apie savo renginį. Tai yra tikrai fantastinis renginys, mes sulaukėm svečių iš Lietuvos ir atvyko, seniau vis pasirodydavo pas mus didesnių miestų komandos, atvykdavo Vilniaus, Marčiulionio mokykla. Šiais metais mes turim iš mažyčio Lietuvos miestelio, būtent iš Kretingos svečius, kurie tikrai paįvairina mūsų tą renginį, nes vis tik turėti tų lietuvių komandą yra smagu. Ir tai yra tikrai fantastinis renginys, dar ir to iš tos pusės, kad susirenka didelė dalis Amerikos lietuvių ir kurios bendrauja, jie vaikai yra pažįstami jau kelinti metai iš eilės. Tai yra tikrai didelė krepšinio šventė ir nėra tokie svarbus tie rezultatai, nors aišku visi kaip sportininkai nori nugalėti, bet pagrindinis vis tik tikslas to renginio yra suvienyti tos lietuvius įsibaršiusius po visą Ameriką ir skatinti juos bendrauti, palaikyti tą lietuvybę, kas yra taip aktualu mums tiem lietuviam esančiam Amerikoje. Ačiū. Galima vaikų? O jo, bet. Jūs nori, kad pristatyčiau vaikus trumpai, ar? Ne, jų pačių, jie pasisakys patys vardus. Kas yra svarbu, jeigu mes galėtumėm paminėti, kad tie vaikai yra gimę čia, tai yra atvažiavę ir jie puikiai kalba. Išgirs, kad kalba puikiai. Klausite? Kiek laiko žaidžiat komandai? Jau senai, jau kaip. Net neatsimenu, kiek ilgai. Kaip gimiau, taip ir pradėjau žaisti, kaip kamuolį valandą. 5 metų. Ar laimėjot šias varžybas? Taip, mes laimėjom. Kokiu skirtumu? 65-26. Ir koks tavo vardas? Juozas. Kuo tu vardu? Aleksas Siliūnas, Kiek metų tu žaidi? 7. Ir patinka? Jo. Aleksas dar žaidžia ir futbolą, ir jisai šoka šokius ir groja pianinu, jis daro viską. Pas mus vaikai Lituanikoje užsiema visais, ne tik tai krepšiniu, bet jie yra taip pat ir geri krepšininkai. Tai kokie planai ateičiai? Kas būsi? Daktaras. Ačiū labai. Jūs atvažiavę iš Kretingos. Jis iš Kretingos, aš iš Palangos. Kaip sekasi Amerikoje? Gerai, labai patinka. Gyvena pas labai gerą šeimą, rūpestingą. Ar matėt ką nors be varžybų? Taip, matėm dangoraižius, matėm fontanus ir labai gražų vaizdą. Ar tikitės laimėti? Taip. Taip. Ir kada? Šiandien. Ar ilgai dar būsit Amerikoje? Dar savaitę. Taip. Ir kiek varžybų dar bus? Dar kokias 5 turėtų. Dar 5 žaisit. Ačiū labai. Gal vardus galit pasakyti savo? Mindaugas. Bronius. Ačiū labai. Dar reikia ką nors? Mergaitę reikia kokią? Greta, ateisi. Pačių, ką klausti? Kokie įspūdžiai Amerikoje, kaip patinka sakyti, tarom barom, čia aplinkui, kaip tai. Viskas mums nereikalingi? Ačiū. Toks. Galima jūs paklausti, ne? Porą ateikit. Dar porą ateikit. Ateik, nori. Ei, nori Kevin. Hari. Nu ateikit, užteks jūsų dviejų, tiek tos. Nenori ir tegul eina. Pašvilkau. Paklausti, prasme, jau, ei, nepabėg, žmogau. Paklausti, prasme, kaip patinka čia viskas aplinkui. Paprastų klausų. Ką valgyt pusryčiam, ką pietum valgysit viską. Ne, ta prasme, kaip Amerikoje, ta prasme, patinka viskas, žmogau. Palauk. Laukiu.
Oi. Jau? Kaip patinka Amerikoje? Labai fainai, patinka limuzinai man, fontanai gražus, pastatai aukšti ten yra. O maistas? McDonald'ai labai daug yra. Ir jūs einat valgyti į McDonald's? Jo. Tik vieną kartą, gal dar ir bus dar, gal ir eisim. Tai pizzas valgom. Užsisakom į namus. Kokie jūsų vardai? Tadas ir... Arimantas. Jūs kartu gyvenat vienoje šeimoje? Ne, aš gyvenu su tėveliu, aš esu atvažiavus pas trenerį tokį, su treneriu. Aš tokia gera šeimoje. Madienį Amerikoje. Mes dar Ne, kitą. sekmadienį. O per kurį kanalą? 23. Gerai, mes